Liaudyje sakoma, jeigu nori užmiršti visus pasaulio rūpesčius ir džiaugsmus, apsiauk nepatogius batus. Ir tada bus tik vienas rūpestis, kaip iš tų batų išsivaduoti. Būtų gerai, kad padėtų patogus batai. Deja, gydytojai ortopedai susiduria su tokiais pacientais, kuriems batai jau nebegali padėti. Ir tai labai gerai prisimena ponė Tatjana. Buvo taip jums? Buvo. Į daug metų kankina mane šitie kaulukai. Ir aš negalėjau visai nešioti nei jokių moteriškų batų. Man praopiravo. Nėra nei jokių kaulukų. Aš ir šokti galiu. Kodėl vis dėlto iškrypsta? Net kas trečiai moteriai tie kauliukai. Krypsta pirmas padikaulis, krypsta į vidinę kūno pusę. Sausgyslės raiščiai nutraukia pirmą pirštą į išorinę kūno pusę. Susiformuoja kampas. Išnyra sezamoidiniai kauliukai, kurie yra pado pačioje. Ir sąnarys tampa nekongruentiškas, trinasi, dėvisi kremzlės, sukelia skausmus, atsiranda kauliniai osteofitai, vystosi sąnario degeneracinė liga, tai yra osteoartritas. Progresuojant šitai lygai, deformacija apima ir kitus pirštus, 2, 3, 4, deformuojasi jie, pėda tampa skausminga, negali moteris, taipogi ir vyrai dėvėti jokios avalynės, kenčia skausmus ir kreipiasi į gydytoją, bet dažnai tai būna jau pavėluotai. Ir operacijos metu atitaisome ašis, kaulo ašis, kad atstatome sąnarį į vietą, kad žmogui judant, einant, sąnarys ir visa pėda dirbtų tikslingai ir gražiai. Operuot galima bet kuriuo metų laiku. Yra įvairių ir užleistų atvejų, ir operuojama ir pradinėse stadijose. Tai priklauso nuo pačių žmonių, sakysim, nuo jų žinojimo, nuo patirties. Neretai galvojame, kad taip vadinami kauliukai, haliuks valgus, yra vyresnio amžiaus žmonių negalavimas. Ir mes čia centre sutikome Eglutę, kuri dar tokia jaunutė, bet taip pat laukia operacijos. Iš kur pas jūs šitą problemą atsirado? Greičiausia, kad bus paveldėta. Tie, kas mamytė, tėvelis? Tėvelis. Na ir kada jūs jau pajutot, kad jums jau be operacijos nebepavyks įsverti? Paskutiniai metai šitie, jau 2, bet mažas vaikas, tai neišėjo prisiruošti. Tai kada jums skauda, kaip čia viskas? Vaikštant skauda, po darbo skauda, tvinksi, kablukų užsidėti neįmanoma. Kaip pasakyti, problematiška pasidarė. Parodykim, kaip tas kojytis atrodo ir tikėkime, kad taip nebeatrodys. Šitas kaulas, visas pastoviai nutrintas nuo batų, vis laik mozuolis, visi pirštai pradėjo dabar jau lipti tiesiog. Pati operacija trunka iki valandos, sudėtingesniais atvejais daugiau nei valandą. Pacientas stacionare praleidžia 1 parą, po operacijos kitą parą išleidžiame namo. Naudojant šiuolaikinės techninės sąlygas ir operacijos metodus, ramentai nereikalingi, pacientas gali jau kitą dieną vaikščioti savom kojom, dėvint specialų batą. Išoperavus po 10 dienų išimami siūlai, ta 10 dienų pacientai rekomenduojama ramybė daugiau, koja pakelta, gulimas režimas. Po 10 dienų leidžiama daugiau vaikščioti. Po 5 savaičių atlikus rentgeną ir jeigu mes stebime kaulo gijimą, tai leidžiame dėvėti savus batus, patogius savus batus, aš rekomenduoju bėgimo kedus ir po 5-6 savaičių žmogus gali jau normaliai eiti, bet nesportuoti. Ar galime iš karto abi kojas operuoti, ar reikia vieną koją, paskui kitą koją? 2 kojų neoperuojame, operuojame po 1 pėdą, nes pacientui tampa sunku apsitarnauti išoperavus 2 pėdas. Rekomenduojame 1 pėdą. Gerbiamas daktarė, tai ką mes galim pasakyti tiem pacientams, kuriems ortopedas konsultavęs pasakė, kad reikia operuoti, bet vis atidėlioja, vis bijo? Jeigu konsultavo daktaras ir pasakė, kad operacija yra tikslinga, tai reikėtų ir operuoti, nes tęsiant, tempiant, deformacijos didėja, apima kitus kaulus, atsiranda negrįžtami pakitimai, operacija sudėtingėja ir rezultatai būna prastesni. O besidžiaugianti gerais operacijos rezultatais ponė Tatjana geras pavyzdys dar operacijos laukiančiai Eglutei.
Tu stovi ant šitos pusės ir dar bijo. Aš jau praėjau, į mano kojas jau, sveiki. Ir aš tau linkiu, kad tu pasveiki ir lengvai galėjai vaikščioti, iššakinėti, įnešioti batelį pagal savo skonį, o ne pagal savo skausmų. Ir šiandien aš tau noriu padovanoti šitą batą, kad tu pasveiki greičiau. Ačiū. Ir nešiok. Ačiū. Ir svarbiausia, nebijok, tu galėsi įdirbti ir namie, ir darbe.